XVII amžiuje Pelėsiaus dvare stovėjo mediniai 2 galų rūmai. Tvartuose buvo laikoma vos keletą gyvulių. 1736 metais Livonijos valdžios pareigūnas Kazimieras Jonas Kubickas įsigijo Skurdų dvarą. Naujasis šeimininkas iš karto ėmėsi darbų. Buvo pastatytas gyvenamasis namas su arklidėmis. Greta jo buvo pastatytas nebūdingos pusapvalės formos tvartas, uždarų kiemų sujungtas su gyvenamųjų namų. Tik vėliau iškilo neįmantrus plytinis, tinkuotas gyvenamasis pastatas – rūmai, į kurį persikraustė savininkai. Prie šio pastato stovėjo koplyčia, Leidaunė, įrengtas reprezentacinis kiemas, parkas. Faktas, kad nebuvo skubama statyti gyvenamųjų rūmų, bylojo apie tai, jog Koblickai labiau rūpinosi pačiu ūkiu. Pelėsiaus dvaras buvo nesvarbesnis už Mielagėnų miestelį ir buvo stambus Lietuvos ūkio klestėjimo bei kultūros sklaidos centras. Kaip tik tuo metu buvo suformuotas visas Pelėsiaus dvaro ansamblis. O broliai Stanislavas ir Adolfas Kublickai buvo aktyvūs 1831 metais. Sukilimo Užnerio apskrityje organizatoriai ir dalyviai po sukilimo priversti pasitraukti į Prūsiją. XIX amžiaus vidury iki XX amžiaus vidurio dvaras išgyveno nuopuolį. 1887 metais Pelėsiaus dvarą iš varžytinių nusipirko Liubimovas. 1900 metais tapęs dvaro administratoriumi, paskui dvarą perėmė Povarovą. Pastaroji dvarą pardavė generolui majorui von Eksei, kurie mirus našlė Marija Dmitrijevna von Eksė išpardavė dvaro žemes. 1921 metais dvaro savininku tapo Romualdas Brežinskis, tačiau prieš Antrąjį pasaulinį karą šiai Lietuvos daliai patekus į Baltarusijos teritoriją dvaras buvo nacionalizuotas. Po 1940 metų nacionalizacijos dvaras atiteko Cirkliškių kolūkiui. Sovietiniais metais sunyko vandens malūnas ir kiti dvaro pastatai, turtas buvo išgrobstytas. Pažymėtina, kad 1956 metais dvaro rūmai nors ir prastos būklės, bet dar stovėjo. 1974 metais kolūkių sprendimu buvo duotas leidimas jį nugriauti. Dvarą restauravo architektai D. Ferguson ir N. Fergusonas. Visuomet yra verta atsigręžti ir pasižiūrėti, koks kelias buvo nueitas. Šiandien Pelėsiaus dvaras savo mūro sienose ištikimai saugantis senąsias paslaptis, dabar čia apsilankantiems teikia nuostabų ramybės pojūtį. Kviečia atsikvėpti nuo darbų, pasinerti į muzikos, dailės pasaulį arba tiesiog pabėgti nuo civilizacijos ir pasirinkti draugystę su gamta. Istorijos vingiai keitė dvaro gyvenimą, tačiau dabar Pelėsiaus dvaras išsaugojo šimtmečių dvasią ir atgimęs dar vienam gyvenimui, vėl iškyla visa didybė ir atgimusi istorija, vėl tampa traukos centru. Simboliai jūs čia lydės visur. Ar tai būtų šimtmečių paslaptis saugantis pastatų akmenis, ar paukščio giesme, ar ryte kuždanti rasota žolė, ar cinamono, kvepiančios tik ką iš krosnies ištrauktos bandelės.